Linkiu nepamiršti, kad visas gyvenimas yra mokykla, kad kiekvienas iš mūsų esame mokytojai ir mums būtent geriausi mokytojai tai yra sutikti žmonės ir mūsų artimieji. O mes taip pat kažkam mokytojai, bet tuo pačiu visą gyvenimą mokomės. Taigi, rugsėjis, rugsėjo 1, mokslo ir žinių diena. Tik linkiu visiems mokytojams kuo daugiau kantrybės, atlaidumo, nes visas rugsėjis bus pakankamai sudėtingas mokiniams. Ir mokytojai, ir mokiniai gali būti labiau išsiblaškę, svajingi, mieguisti. Ir mano rekomendacija būtų tiesiog daugiau kalbėti apie vertybes, apie emocijas, apie jausmus. Taigi nepaisant to, kad jau rugsėjo 2 Merkurijaus mąstymo komunikacijos planeta pereis į mergelės ženklą, kur jo pozicija yra labai stipri. Tačiau vis dėlto periodas yra ne apie tokią stiprią, greitą, veržlią, intelektualią tokią mokymosi stadiją. Taip, rugsėjis tai nėra aktyvių veiksmų metas vis dėlto, nes tai yra pats nuostabiausias metas apmąstymams, analizėms, rezultatams, apibendrinimams, vidiniam augimui, darbui, energijos kaupimui, o ne jos švaistimui. Taigi kiekvienas laikysime savo egzaminą. Ir kolektyviai 2025 metais, o išties gal net pastaruosius 9 metus, tai yra įgytos patirties ataskaita. Tai, ką mes patyrėme, ko išmokome per 9 metus ir per pastaruosius 9 mėnesius. Tai įsivaizduokite, kokia galinga sutelkta energija yra į šių metų rugsėjo mėnesį. Ir savo tikrąją esatį pažinti, atverti, labiau pasirūpinti kūnų dvasia, rugsėjo mėnesį skatina tiek astrologija, tiek numerologija. Ir rugsėjį mūsų laukia užtemininis periodas. Jis truks nuo rugsėjo 7 dienos iki rugsėjo 21 dienos. Tai prasidės visiškų mėnulio užtemimu žuvų ženkle rugsėjo 7 dieną 21 val. 12 minučių ir baigsis daliniu Saulės užtemimu mergelės ženkle rugsėjo 21 dieną 22 val. 42 minutės. Tai reiškia, kad visą, ką patirsite tuo periodu, bet iš esmės ir visą rugsėjo mėnesį, tai turės karminį atspalvį. Vadinasi, nebe priežasties kažkas vyks. Ir kažką reikšmingo pradėti nerekomenduoju. Nes kur valdo lemtis, ten žmogus kartais bejėgis. Nors aš visada pabrėžiu, kad žmogus yra kūrėjas ir valdo savo likimą. Bet reikia žinoti tam tikrus niuansus, kada, kaip ir ką valdyti. Tai vis dėlto tokie užtemininiai periodai, kurie trunka 2 kartus būna per metus, ar ne? Tai yra tas metas, kada iš tikrųjų vertėtų stabtelėti, nurimti, atsipalaiduoti ir niekur neskubėti. Taip, na ir numerologinis mėnesio skaičius tai yra 9, apie ką aš ir kalbu. Ir to labiau prisiminkime, kad ir kalendorinių metų skaičius 2025, jeigu sudėsime tarpusavyje skaičius, taip pat gausime 9. Vadinasi, 25 metų rugsėjis, tai yra 9 + 9,
ir lygų 18. 18 energija 1 + 8, tai yra tas pats devintukas. Taigi savotiškai 9, 9, 9 kosminis skaičius, ar ne? Ir kitaip tariant, tai yra visiškas nusinulinimas, rezultatai, apibendrinimas. Ir palankiausia, vadinasi, visą rugsėjo mėnesį yra pažinti save, gilintis į save, medituoti, pabūti vienatvėje, pajausti save, savo širdį, savo norus, užbaigti, kas pradėta, atiduoti skolas, atsirinkti, kas yra mano, o kas primesta kitų, mokytis studijuoti labiau vienatvėje, atsiribojus individualiai. Taip pat konsultuotis su psichologais, terapeutais, palanku sportuoti, užsiimti, rūpintis savo kūnu ir dvasia, žinoma. Nepalanku blaškytis, imtis visko iš eilės, bėgioti, nerimauti, ar ne, dėl kažko nervintis, nepalanku lygiuotis su kitais, nepalanku stengti rūpinti tai, kam reikia kaip tik pauzės, ramybės, tokio susitelkimo ir peržiūros, galbūt korekcijos. Nepalanku ignoruoti kūno signalus. Nepalanku išvis daryti tai, ko tu nenori. Tai labai rekomenduoju šį mėnesį kiekvieną dieną rasti bent 10 minučių tylai, pabuvimui su savimi, su savo mintimis, pabuvimui be ekranų, be triukšmo, be socialinių tinklų. Taip? Labai yra geras periodas atsiriboti ar atsikratyti kažkokių nereikalingų įpročių, detoksikuoti kūną labai gerai. Taip, tai kaip tik ugdyti naujus įpročius, pagalvoti, kas naudingiau mano kūnui, mano sveikatai. Pradėti kitaip maitintis galbūt, ar ne? Ir visada netgi mityboje klausti, ar tai naudinga mano kūnui, ar to mano kūnas nori. Taip pat, jei nėra ryšio, stinga laiko ryšiui su žeme, su gamta, tai rasti pagaliau tai. Vėlgi bent kelias minutes ir kol dar žemė netiek atšalusi, tai ir basomis pavaikščioti po rasotą pievą. Ir ypač palanku šį mėnesį atleisti, paleisti, padėkoti, tarnauti kitiems, ne iš ego pozicijos, o iš to, kad aš iš tiesų noriu duoti, noriu dalintis. Ir be abejonės kiekvienas mes turime individualią pamoką kiekvieną mėnesį, kiekvienais metais pagal gimimo datą. Tai jeigu tau tai įdomu, pakomentuok, kad nori individualios pamokos ir temos rugsėjo mėnesiui. Apie tai bus naujas įrašas. Taigi gražaus visiems produktyvaus rugsėjo.